Vienatvė dviese. Taip jautėsi Danguolė ir Kęstas 4 metus po sutuoktuvių pragyvenę vieni. Darbų rūpesčių netrūko, bet prasmės tikslo, dėl ko stengtis, jie nebeturėjo. Vis dviese ir dviese. O dėl ko, klausdavom vienas kito. Kokia prasmė, jei neturim, su kuo dalinti savo geru. Tad neatsitiktinai vieną dieną prieš 10 metų jiedu peržengė vaikų globos namų slenkstį. Ir ta diena jų gyvenimui suteikė labai daug šviesos. Mes apsivedėm, norėjom didelių šeimų, bet šitos didelės šeimos nieko nebebuvo. Kažkaip toks beprasmės, labai atsiranda beprasmės gyvenimas, visiškai beprasmės. Be vaikų. Be vaikų, žinokit, mes tuos gyvulius laikėm, eini, dirbi ir galvoju, o kam čia man reikia, o kam čia mums, mes dviese, kam. O jau paskui, kada vaikai atsiranda namuose, jau viskas. Jau tada vaikam viską. Stimulas kažkoks. Jo, toks stimulas, toks jau atsiranda vis. Nemogu pasakyti, visai kas kitas atsiranda su vaikais. Parsivežėm, buvo ilgasis savaitgalis. Ir buvo ilgasis savaitgalis, kai mes parsivežėm. Kad taip išėjo, kad mes ketvirtadienį vos parsivežėm, o paskui jau savaitgalių į namus duodavo. Pirmadienį nuvežėm į vaikų namus, jau jie nebeliko. Jie tik pamatė, kad į grupę nuvedėm, įsikabino į kojas ir viskas. Ir stovėm, mes verkiam, vaikai verkia, auklėtojos verkia, viskas. Ėjom ir važinėjom kiekvieną pirmadienį. Kiekvieną pirmąjį važiuodavom, parašom vis prašymą ir kas savaitę, o tai pirmadienį važiuodavom, vis kas savaitę namo. Apie Kalnų globą patvirtinom savivaldybę. Iš karto jie neliko ir iš karto jų pirmi. Nei vieno dantuko nebuvo, nieko, tokių dievulių, gležnučiai, mažučiai, dantukai visi pas mus pradėjo augti. Aš dažniausiai trišiu šeriu, tėtei padedu kambarius, retkarčiais padedu mamai tvarkyti. Ir kartais ožką melžiu ir viščiukus šeriu. Tai labai daug darbų moki? Jo. Šunis po to dar šeriu. Katytę. Nu, tu ką veiki? Vištą šeriu, mamai padeda šerti kiaules, paskui ožką melžiu, girdau, trišiukus šeriu. Keletą metų gyvenę po svetimų stogų, Danguolė ir Kęstas susitaupė savo namams. Dabar, kai namuose augo dvynukai Mantas ir Eglė, viskas tapo prasmingiau. Todėl po 4 metų pagaliau įsigijus savo namus, laimei nebuvo ribų. Jau mes į čia savo, tai susėdom abudu, atsikraustėm su gyvuliukais, su vaikais, atsisėdom ant slenkščio ir verkėm. Ir vienas pas kitą klausėm, ko verki? Jis pas mane klausė, ko verki? Sakau, mano. Ir niekas man nieko nepasakys, sakau, o tu, o tai irgi, mano. Kad jau mūsų buvo grynai. Tai taip svarbu savus namus turėti? Svarbu, ne ta žodis kaip svarbu. Savo namai yra savo. Tu esi pats savo šeimininkas. Ar tu lentą prisikaliai, ar tu ką tu. Tu pats šeimininkas. O svetimuose namuose nėra. To nebūna. Ta Liepos sekmadienį Danguolė su vyru buvo darbe. Besitrankantis perkūnas vertė moterį nerimauti. Su Mantu ji kalbėjosi 2 kartus. Klausė, ar nebijo griaustinio, o vėliau, jau pasibaigus lietui, berniukas prašėsi išleidžiamas pas draugus. Danguolė leido. Tačiau netrukus sužinojusi, kad jų namuose kilo gaisras, moteris nebuvo įsitikinusi, kad vaikas tikrai išėjo. Ir kada jau aš parvažiavau, nedaskambinu tam vaikui, nedaskambinam. Vėl skambinu, jis kažkur tai telefoną pas pusbrolį pasidėjai. Vėl skambinu, atsiliepė, sūnukai, tu kur? Sako, Ūtoj. Sakau, parvažiuok namų. O kas namų yra? Sakau, sūnukai, namukas dega. Gerai, esu dviračiu. Mes čia parlėkė, aš verkiu atsisėdus. Atvažiavus draugė Daiva, sako, o kur Mantas tavo? Sakau, nežinau, bet turėjo parvažiuoti. Nepareina. Sakau, vis nepareina tas mano vaikus, nepareina. Paskui sako, draugė, ar yra ant kelio žmonių pilna, ar yra, sako, tas tavo vaikas. Atsisuku, nematau, sakau, aš tikrai to vaiko nematau. Paskui sako, jo žiūrėjai, draugis, mes matom, einam parsivesim, jis parbėgo vaikas. Atsikabinu čia atbadė. Mamytė, aš viską išjungiau. Mamytė, aš dujinės nejungiau.
įsijungėm, aš iš elektros viską išjungiau, sako, mamytė, aš viską padariau. Sakau, žinau, sūnų, žinau, kad tikrai ne tu, kad net tu visiškai nekaltas, sakau, žinau, sūnelį, žaibukas, sakau, čia intrenki. Paskui vaikas patylėjo, mamytė, kur mes dabar gyvensim? Sakau, lauko virtuvę tą susitvarkysim, išgyvensim, katytė. Patylėjo, čia įsikabino, čia vaikas, mama, prisiek, tu prisiek, kad mūsų susesė į vaikų namus netims. Prisiek, mamytė, sako. O, tikrai, sūnukai, neatims, sakau, dantukus turiu, sakau, nagai yra, dantis turim, neatim, sakau, sūnelį. O kodėl paskui judu išsigandot, kad jūs gali pasiimti atgal į vaikų namus? Bijojot, kad neatimtų jūsų? Jo, nes jūs labai mylimas. Nuleidau rankas. Kad jau dega ir viskas, ką padarysi. O tai kuris iš judėjų tvirtesnis buvo, ar žmona, ar jūs? Kuris kurį palaikėt? Tvirtesnis aš buvau, aš tai vaikščiau, žiūrėjau, kaip ten liepsnoja, dega viskas ir ką. O paskui tik jau griebėmės ant ryt, visų darbų, žinot, išvalymas, viskas. Čia draugai padėjo, labai dėkingas visiems. Nu ką, daugiau aš čia. Tai dabar koks planas? Šitam planuotoj lauko virtuviai kursitės per žiemą, bandysit išgyventi? Taip, kursimės per žiemą, bandysim išgyventi iki pavasario, o vasarą jau pavasarį gal bandysim ir statyti jau namus, o ką daugiau. Atsistovom vidury kiemo ir sakom, viskas, nieko neturim. Draugai aplinkui tu turi draugus, tai yra žmonės, aplinkui turi, tu daug ką turi. Iš tikrųjų, Danguolė ir Kęstas turi labai daug. Vos per kelias dienas draugų ir artimųjų pagalba jie susitvarkė gaisravietę. Vieni užsukdavo nešini rūbais, kiti pasirūpino, kad vaikai iš karto po gaisro pailsėtų prie jūros, dar treti tiesiog apkabino ir parašė laišką mums. Tai mūsų ir ištraukė, linkteli Danguolė. Ir banali tiesa dar kartą primena vertybės, kurios yra amžinos. Nelaimė patikrina draugus. Mūsų pirma pažintis tai prasidėjo nuo to, kad jie patys mums buvo atskubėję į pagalbą. Pirkom langus iš tikrųjų ir atvežus įmonė mūsų namo langus, įklimpo mūsų keliukyje ir tiesiog apibėgom, apvažinėjom su vyru visą kaimą ir naująją ūtą, niekas žiemą nekūrė jokio traktoriaus, tai jie tiesiog žmonės pylė vandenį į savo traktorių ir važiavo mums išgelbėti įklimpus į transportą. Tai va ta tokia irgi, sakykime, pažintis pirma, tai nuo mūsų pačių bėdos. Tai va tie pirmieji iš tikrųjų ištiesiai, paskui kažkaip išsirutuliojo tolimesni mūsų tokie draugiški santykiai iš tikrųjų. Ir gelbstit vieni kitus. O ką daryt? O kaip kitaip? Nėra kitaip. Ir apsitvarkyt galų gale tuos visus jau griuvėsius, kaip sakyti, jau visi draugai sulėkė, kas kuom galėjo, kaip tam tas to talkino. Ja pažinojau plačiai visą seniūniją ir Balbieriškio seniūnijos dar kraštas. Ir žmonės iš visur, kiek galėjau, padėjau iš tikrųjų labai. Reaguoja žmonės į svetimą bėdą. Kažkaip kiek gali, tiek padeda. Taip. Pirmąjį parvažiuojam vakare iš darbo, kad stovi jau draugai. Jie laukia tie patys draugai. Langus parvežę jų iš šitą lauko virtuvę, langus parvežę, duris parvežę. Draugas, sako, nuvažiavom langų, tai žmonės parduoda, sako, visai pigiai skalbimo mašiną, kauniečiai tokį. Sako, nupirkom. Nusiderinom, nupirkom. Iš pradžių tai pakluonė, pakavojo tie skalbimo mašiną, aš jau išlipom ir jau mes verkiam, pamatė tuos langus duris. Sako, einam, da skalbimo mašiną parodė, einam. Tai svarbu iš tikrųjų, draugų artimųjų tą pagalbą. Be abejo. Nes jeigu tu žmogus vienas, viskas. Tiesiog netgi užtenka, kad parašo ir parašo, žinai, būna, kaip jautiesi, sunku. Sakau, tikrai žinokit, sunku. Parašo žinutę, jau kažkiek tai atslėpti, lengviau pasidaro.